Visi klausė, kokį printerį aš naudoju. Čia iš tikrųjų nėra labai svarbu ir aš pasakysiu kodėl. Visi tie printeriai yra pagaminti Kinijoje ir naudoja tuos pačius printheadus, tai yra Epsono firmos. Tik tai keičiasi pats rėmas. Svarbiausia yra, kiek galvų printeris turi ir kelių spalvų yra. Tai būna nuo vienos galvos, aišku, iki nežinau kiek, pas mane yra 6 galvų. Tai čia yra nuo galvų priklauso, kaip greitis printeris printins, o spalvų gama kokia bus. Kuo daugiau spalvų, tuo ryškesnis tas printas bus. Ir daug kas nekalba, kas labai yra iš tikrųjų svarbu, tai dažų kokybė ir pačio rolo, to šyto kokybė. Tai kiniečiai dabar ne tos printerius bando kažkaip improvint, bet bando tos šytus, kad kuo tas printas būtų geresnis gautus, lengviau printintųsi ir užsidėt ant tos maikutės lengviau. Ir būtent pagal šitos kriterijus tu renkiesi printerį. Jeigu turi dar kažkokių klausimų, klauskit, atsakysim.